Sveiki, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šį kartą, šiandien aptarkime, kas būtina norint atvykti į Kiniją. Dažniausiai užduodami klausimai. Nieko nelaukdami pradėkime. Tad numeris vienas dalykas, kuris yra užduodamas, tai yra žinoma SIM kortelė. Kaip ten su SIM kortelėm atvykus į Kiniją ir panašiai. Ar reikia su lietuviška, ar dar su kokia. Galima ir su eSIM. Taip, žinoma, galima, yra įvairių variantų. Tad siūlau, iš tikrųjų, pigiausias variantas būtų atvykti ir nusipirkti vietoje arba oro uoste, arba nuėjus į China Telecom, arba China Unicom skyrių ir tenai su pasu atėjus, turėtų sutvarkyti, gautume SIM kortelę, įmanoma gauti ir tai tikrai nekainuoja brangiai, planai nėra baisiai brangus. Tai va, būtų tokie dalykai. Na, o žinoma, numeris 2. Kas yra būtina, tai dar prieš išvykstant iš Lietuvos, žinoma, reikalingas VPN. VPN, be kurio niekas neveikia Kinijoje, patikėkite. Jūs tikrai nenorite likti izoliuoti nuo pasaulio, kol čia keliaujate. Tad yra įvairių VPN, visokių programėlių, yra iš Google Play arba Apple Store, galima atsisiųsti ir dažniausiai būna ir nemokamų, galima ir mokamas, tad aš tikrai nežinau tiksliai, labai nenoriu čia reklamos darytis, tad jūs patys galite nuspręsti. Galima tiesiog atsisiųsti bent jau nemokamą, kad bent jau turėt bent kelias VPN programėlės, kurios yra nemokamos ir čia, kad atvykus neturėti jokių problemų prisijungiant prie Facebooko, Instagramo ir visų kitų Google paslaugų programėlių, nes net Google Maps, Google Translate, niekas iš šitų programėlių tikrai neveikia nei viena be VPN. Tad tikrai pasirūpinti verta. Tai pagrindinės programėlės, kurias yra būtina turėti prieš pat atvykstant į Kiniją, dar būnant Lietuvoje, būtinai susiinstaliuoti programėlę WeChat numeris 1. Kodėl? Todėl, kad be jos Kinijoje gyvenimas neįmanomas. Tiesiog jin reikalinga visur, viskam. Galima ir su viešuoju transportu atsiskaityti įvairiausi atsiskaitimai. Tikrai labai patogu pirkti lėktuvo bilietus, kurie tikrai yra per WeChat perkant vieni pigiausių, kokius man yra tekę pirkti. Ir traukinio bilietus taip pat. Na, žinoma, perkant traukinio bilietus bus nuskaičiuotas papildomas mokestis, kadangi tai yra per per agentūrą, tiesiog per kitą programėlę. Taip, viskas yra viename užtat. Galima pirkti kino bilietus į kiną. Galima tikrai daryti ir laikyti pinigus, atsiskaityti, mokėti už viską skenuojant WeChat kodą. Taip pat rekomenduoju atsisiųsti numeris 2 programėlę Kinijoje, tai yra programėlė Alipay. Alipay taip pat yra svarbi programėlė, daug kas galima daryti su ją, ypač jeigu bent jau tie, kurie gyvena, ar dar kaip nors galima per Taobao daryti užsakymus, tai užsakymus į namus įvairių prekių, kaip Pigu.lt ir panašiai. Tai čia yra tas dalykas. Alipay taip pat galima pirkti ir bilietus, ir mokėti atsiskaitimus įvairius, laikyti pinigus ir daryti apmokėjimus. Aš tai asmeniškai labiau naudoju Alipay, kadangi yra labiau vartotojams draugiškesnė programėlė, tai naudoju Alipay. Tiesiog įjungiu savo telefone, kaip matote, įjungiu mokėjimo funkciją ir tiesiog nuskenuoju kodą ir sumoku už visas paslaugas ir visą kitą, ką reikia. Bet kad ir kur ir ką norėčiau pirkti, tai šitas 2 programėlės, jos yra visur priimamos ir visur būtent su jomis yra atsiskaitoma, daromi atsiskaitimai piniginiai. Tai būtent taip. Na ir kitas klausimas turbūt jums kyla, tai kaip man tuos pinigus dabar persivesti ir panašiai.
Tai yra įvairūs būdai, galima ir susirišti kortelę lietuvišką su WeChat ar Alipay ir daryti apmokėjimus taip, tiesiog visus duomenis įvesti ir tiesiog kortelę turėti programėlėje, tai irgi patogu. Taip pat galima pirkti, aš netgi pats išbandęs, tikrai galima pirkti traukinių bilietus, lėktuvų bilietus, tikrai galima ir žinoma yra su užsienietiškom kortelėm papildomas mokestis yra įvedamas. Tad patogiausia, jeigu turite galimybę nusimti grynųjų atvykus į Kiniją, galbūt tiesiog greitai nubėgti, atidaryti banko sąskaitą, Bank of China, China Construction Bank, ICBC ir taip toliau. Ir šitie pagrindiniai bankai, nuėjus į filialą, greitai galima atidaryti sąskaitą, įsidėti kortelę surišti su WeChat'u, su Alipay ir taip daryti apmokėjimus. Tiesiog ir nusidėti kortelę ir viskas, galima laisvai atsiskaityti. Tai va šitas programėlės ir bankas, tai va būtini dalykai. Aš esu ir minėjęs, kad galima bilietus, traukinių bilietus, ypač lėktuvo bilietus pirktis per WeChat programėlę. Bet ten yra šiek tiek brangiau, uždedamas antkainis tam tikras ir jeigu jūs nenorite mokėti to antkainio, galbūt norite pigiau nusipirkti traukinio bilietą į kitą miestą ar dar kur nors, tą galima daryti per oficialią programėlę Railway 12306. Taip, šita programėlė yra pagrindinė programėlė Kinijoje, traukinių programėlė, atsisiunčiate, yra anglų kalba ir visa kita. Taip pat atsiskaitimai galima susijęti su WeChat'u, Alipay ir panašiai. Tikrai lengva, tiesiog reikia žinoti, į kur važiuojate ir jums tiesiog yra išmetamas įvairiausiai. Yra nurodomi įvairiausi variantai, kur kaip pasiekti miestą, kurį norite. Galbūt norite su greituoju traukiniu, be problemų. Tiesiog pasirenkate tik greitieji traukiniai. Jums tiesiog išmes variantus tik greitųjų traukinių, kurie važiuoja labai dideliu greičiu iki 350 km/h. Tikrai labai patogu naudotis, tačiau atminkite, kad važinėjant tokiais traukiniais, tikrai tos stotis, traukinių stotis, jų yra begalybė, žinokit, reikia atsirinkti stotį, nes greitų traukinių stotis dažniausiai yra toliau nuo miesto, kur nors užmiestyje, kur nors toliau atokiau, jos tam yra statomas atokiau, kad nesukelti triukšmo gyventojams, nepatogumų ir panašiai. Tad reikėtų žiūrėti, kur. Nes kiekvienas miestas turi, tarkim, didžiulis miestas kaip Pekinas turi šiaurinę, pietinę, vakarinę, rytinę, dar kelias šonas, dar tų stočių daugybę. Tad reikia žiūrėti, iš kokios tiksliai stoties, susirasti pagal tos stoties pavadinimą žemėlapyje, kur yra stotis ir tada jau galite ramiai planuotis, jeigu žino, kur stotis išvykimo, kur yra atvykimo stotis ir panašiai. Taip pat, jeigu taupote, galima nusipirkti traukinių bilietus su miegamąja vieta, yra tokia lova, kaip vadinamas čia angliškai hard sleeper. Tiesiog tokia kieta lova ir duodama kaldra, patalynė, antklodė ir pagalvė. Bet atminkite, kad yra 3 aukštai. Pirmas gultas, žemutinis gultas, vidurinis gultas ir aukštutinis gultas. Jeigu jums patenka aukštutinis, tai reikia kopti į viršų. Bet tai yra tikrai patogiau negu sėdėti visą naktį, kur nors važiuojant toli. Tiesiog galim ateiti, užmigti, pamiegoti, nusnausti ir jau atsikeliat ryte jau savo kelionės tikslę, kad ir kur važiuojate. Tai irgi labai svarbu žinoti. Taip pat rekomenduojam atsisiųsti vertimo programėlę, kadangi čia niekas iš kiniečių nekalba nei angliškai, nei jokia kita užsienio kalba. Tad paprasčiausias dalykas atsisiųsti
vertimo programėlę, aš rekomenduočiau Baidu Translate. Galima versti tiesiog tekstą, fotkinti, telefonu pridėti kamerą, tiesiog eiti į kamerą, paspaust mygtuką, jums tiesiog pateikiamas angliškas tekstas. Ir žinoma, šita programėlė yra gana tiksli, vertimas yra tikslesnis palyginus su kitom programėlėm, tai tikrai rekomenduoju. Taip pat yra Voice, galima įeiti, paspausti ant balso ir jums tiesiog, arba Speech, tiesiog pridėti telefoną prie žmogaus, jis gali kalbėti kinietiškai, tiesiog viską pakalbėti ir jums tiesiog išverčia visą tekstą į anglų kalbą. Ir žinoma atvirkščiai, tikrai yra patogu ir žinoma yra privalumas, kad ši programėlė veikia be jokio VPN. Tad tikrai, jeigu kur nors esate VPN neveikia dėl kažkokių priežasčių, kurių tikrai būna dažnai, kad neveikia, tad yra labai patikima programėlė. Taip, toliau, judant toliau, kas dar yra būtina žinoti ir atsisiųsti, tai aš rekomenduočiau, kaip naviguoti su žemėlapiais. Tai atsisiųskite programėlę Baidu Maps, kuri irgi nereikalauja VPN paslaugų ir tikrai kinietiškas atitikmuo kaip Google Maps. Tiesiog įeinate ir žemėlapyje žiūrite, kur aš norėčiau nuvažiuoti. Tad galima pastatyti maršrutą iš savo buvimo vietos, tiesiog nuspausti į vietą, kurią norite nuvykti ir jums sudaromas maršrutas ir žinoma, visą tai parodomas maršrutas, kuriuo autobusu, kur kaip, iš kokios stotelės, per kiek laiko, autobuso grafikas, kada atvažiuoja, autobusas realiu laiku, gal kartais rodomas per ekraną, kada atvažiuoja, tai tikrai labai patogu. Na, žinoma, dėl to reikia naudotis WeChat'u, nueiti į WeChat'ą ir pasirinkti miestą, viešo transporto funkciją ir pasirinkti miestą, kuriame esate. Jums bus sugeneruotas kodas, tiesiog autobuse nuskenuojate kodą ir tiesiog važinėjate savo ramiai. Na, tas pats ir su metro, kartais galima ir metro, irgi jums sugeneruoja kodą, važinėjate ramiai, arba kartais negalima, tada reikia eiti naudojantis metro, būtinai prie bilietų aparato, tiesiog nuspausti, kurią stotį važiuojate ir tada arba nuskenuoti kodą per WeChat arba Alipay, nusiskenuojat ir sumokat, arba tiesiog grynaisiais kupiūromis arba monetomis ir jums išmetamas bilietas. Štai tai veikia metro tikrai paprastai. Taip, bet tik vienintelis dalykas, kad nepamirškite, kai einate metro Kinijoje, tai jūsų laukia, tokia patikra kaip į oro uostą. Visi daiktai yra skenuojami per rentgeną, viskas atidžiai nuskenuojama ir jeigu turite vandens, reikia būtinai išimti vandenį iš kuprinės prieš einate metro ir tada tą vandens butelį paima, nuskenuoja papildomai. Turi tokį skenerį vandens buteliams su vandeniu, tai nuskenuoja ir tada jūs praleidžia ir ramiai važiuojate metro. Taip pat viena iš kitų programėlių, kurias rekomenduoju ypač Android telefonų naudotojams, tai galbūt AMAP, nežinau kaip čia vadinasi tiksliai, kaip tarėsi, bet taip vadinasi ir galite atsisiųsti irgi kinietišką programėlę ir galima žiūrėti maršrutus, žiūrėti padidinus, miestą, kas gero mieste, kur prekybos centrai, viskas labai tiksliai ir aiškiai parodyta, išdėstyta. Tai panašiai kaip Apple Maps turėtumėt irgi toksai labai irgi naudinga programėlė, kurią būtų pravartu turėti. Na ir žinoma, turbūt keliaujant irgi kyla natūralus toks klausimas, kaip išsikviesti taksi, kaip pas mus Lietuvoje yra įvairiausi Boltai ir panašiai. Tai va, yra atitikmuo pavadinimu programėlė DiDi. DiDi irgi galima atsisiųsti laisvai,
iš visų programėlių parduotuvių ir susinstaliuojame ir galima tada kviestis taksi Kinijoje. Ir kas įdomiausia, kad tai irgi yra anglų kalba, viskas, visa informacija, viskas nurodyta, viskas programėlėje, labai aišku, viskas labai paprasta ir tikrai paprasta, gera naudoti, malonu naudoti. Ir žinoma, kad jūs ją naudositės ir galbūt naudositės dažnai, kadangi yra tikrai nebrangu naudotis, kainos nėra brangios, palyginus su Europą ar Lietuva, tad gal net kelias kartus pigiau, tikrai kelis kartus ir tikrai galima labai pigiai išsikviesti, kad ir kur reikia 10 minučių, tarkim, 10 juanių. Priklauso nuo miesto, žinoma, ar nuo atstumo, bet aš dažniausiai kartais prireikia ir tikrai labai paprasta ir tikrai nebrangu ir tikrai nesijausit nei kažką praradę, nei nieko išsikvietę didai. Tiesiog yra nurodytas vairuotojo numeris, viskas labai paprasta ir lengva naudotis, rekomenduoju. Tikrai dažnai kyla klausimas, tai kaip gauti viešbutį, nes tikrai, kad ir per bookingą užsisakius, nuėjus į viešbutį, tiesiog pasakoma, oi, nepriimame užsieniečių, visa gera, eikite laukia, eikite kur norit. Tai tikrai rekomenduoju atsisiųsti programėlę trip.com. Labai paprasta, labai lengva. Tiesiog anglų kalba, visa informacija yra prieinama anglų kalba. Visų pirma, taip pat dauguma, bent jau visi viešbučiai, kuriuos yra tekę užsakinėti, bookinti, rezervuoti per šią programėlę, būtent priima užsieniečius tikrai visur ir tikrai labai lengva. Palengvina visą darbą, nereikia klausinėti, nereikia skambintis, tiesiog nueinat, gauna viską. Žiūrit atsiliepimus, žinoma, kiekvieno viešbučio skirtingi ir tikrai paprasta naudotis be problemų. Viešbučiai, kad ir lėktuvo bilietus galima per šią programėlę užsakinėti. Irgi esu tai daręs, tikrai atsiskaityti galima ir juaniais, ir eurais, bet kokia valiuta, kuria jums yra patogu. Tai irgi yra didžiulis privalumas. Ir žinoma, jeigu, tarkime, esate viešbutė, pavargę po vaikščiojimo visą dieną, po važinėjimą, po keliavimą ir tiesiog esate pavargę, norit kažką pavalgyti, užsisakyti, galima tai padaryti su Mate One programėle. Ja susinstaliavus yra galimybė tiesiog arba paklausti viešbučio registracijos ar personalo viešbučio adresą, kad jums suvestų, atsiųstų ir galima tiesiog į viešbučio kambarį užsakinėti maistą labai laisvai, kokį tik patinka, labai dažnai, kad ir po 10 vakaro, bent jau iki vidurnakčio. Kartais net ir po vidurnakčio, kai kurios vietos dirba, galima lengvai užsisakyti. Taip pat, jeigu norite, ši programėlė yra vertinga, jeigu norite į kokią nors sauną, dar kur nors, kokį nors masažą, tiesiog jums viską parodys, galite susirasti ir nueiti. Ir tikrai labai paprasta. Arba yra įvairiausių ekskursijų, lankytinų vietų, bilietai į lankytinas vietas. Taip pat galima rasti šią programėlę. Taip pat galima rasti ir viešbučius, kokių pigesnių. Bet atminkite, kad per šią programėlę, bandant rezervuoti viešbučius, bus problemos, nes dauguma viešbučių Kinijoje nepriima užsieniečių. Ir jums tiesiog bus pasakyta, kad ne. Kad geriau tai daryti per trip.com programėlę, norint gauti viešbučius. Dauguma žmonių tiesiog klausia. Klausimas numeris 1. Klausimą visur, visada. Net ir jeigu yra atsakymai, vis tiek nauji klausimai, nauji komentarai, nauji klausimai, nauji komentarai. Tai va, klausimas skamba taip. Tai ar galima gauti vizą? Kaip ten su vizom lietuviams šiuo metu? Ambasada Vilniuje neveikia, tad nėra galimybių gauti Vilniuje. Galima tai daryti iš Rygos, Varšuvos, kitų artimesnių miestų, bet kurioje ambasadoje Europoje ar bet kur pasaulyje. Tikrai išduoda. Dažniausiai
yra dabar taip populiaru darytis per agentūras, kad negaišti laiko, nereiktų važiuoti į kitą miestą, į kitą šalį, tiesiog nusiųsti pasą per savaitę. Dažniausiai, skubos tvarkos. Jeigu užsakėt skubos tvarką, tai gal per porą dienų, o jeigu ne, tai dažniausiai per savaitę jums yra padaroma viza ir tiesiog per agentūrą tiesiog išsiunčiate savaitę ir po savaitės atgaunat pasą su kinietiška viza. Tikrai labai nėra čia kažko ypatingo raketų mokslo ir panašiai. O jeigu norite patys, galite nuvykti irgi į Rygą, į Varšuvą ar dar kur jums patogu ir darytis vizą. Dažniausiai per kelias darbo dienas arba per savaitę yra padaroma ir turit vizą, keliaujat savo laisvai. Žinoma, jeigu neturit laiko, nenorit darytis vizas, taip pat galioja dar 144 valandų berods vizitas, vizito tiesiog transferis, taip sakant, ir galima tiesiog skristi į Kiniją ir iš Kinijos tada per tą kelių 6 dienų laikotarpį pakeliauti ir skristi į kitą šalį. Čia jeigu skrendat, ne tiesiog į Kiniją ir atgal į Lietuvą. Ne, taip negalima, taip neveikia šita sistema, tad jeigu norite, galima taip nuskristi į Kiniją, tada iš Kinijos dar į kitą šalį, ne iš tos pačios, kur atskridot, skristi toliau. Tai štai kaip veikia vizų sistema. Taip pat yra klausimas dažnas štai toks. Kaip ten su tais baterijom, powerbankais. Tai va, turiu tokį, nusipirkau čia vietoj, nėra labai brangu, nei ką, parduodame ir kartais net prekybos centruose, parduotuvėse, maisto prekių, netgi tikrai nepigiai, nebrangiai, apie 10 iki 15 eurų, aš tai toks gali kainuoti, 10 000 tasai vatų, kaip vadinamas. Ir čia svarbu neapsigauti, nes dabar galioja tokia tvarka, kad vykstant į Kiniją nebūtina imti savo powerbankom, savo tos baterijos nešiojamos, nes, telefonas toks dalykas, kad išsikrauna ir reikia pasikrauti ir nėra kur kartais, tai tiesiog reikia turėtis. Dėl to tikrai patarčiau, galima net neimti, nepanikuoti, nes Kinijoje tikrai yra labai nesudėtinga. Jį galima tiesiog išsinuomoti, jų yra nuoma, nuskenuoti kodą, jums tiesiog išmeta, pasiimat, kraunatės, pasikraunat kelias minutės, įdedat atgal, jums kelis, lietuviškais pinigais, keliasdešimt centų nuskaičiuoja ir tiek. Ir galioja taip pat tokia tvarka, kad galima po Kinijos vidų skraidant, galima tik su 3C sertifikuoti tokia tvarka Kinijos vietinė. Ir dažniausiai Europoje tokių powerbankų, tikrai nėra lengva rasti arba nelabai galima. Tada aš siūlyčiau tiesiog atskristi be jokio powerbanko, be jokios baterijos ir tiesiog nusipirkti vietoje arba prekybos centre arba Miniso parduotuvėje, kad ir daug kur kitur. Tikrai nebrangiai iki 15 eurų maksimum ir tiesiog visai kelioniai apsirūpinę gali keliauti ir juos praleisti. Nes oro uoste labai griežtai tikrina, paima, pažiūri, štai paima, pažiūri, patikrina, yra 3, čia yra, matot. Dar nematot, čia išmėsiu nuotrauką 3C, kad tikrai sertifikuotas ir tikrai dabar Kinija jį visur praleis jum. Tai būtų taip. Štai būtent tiek ir norėjau jums papasakoti. Jeigu kas pagelbėjo, ar patiko, nepatiko, paspauskit like, pasubscribinkit ir parašykit komentarą, ką manote. Ar jums tikrai, jeigu vykote, ar pagelbėjo, ar tikrai taip. Tai ką, susitiksime iki kitų kartų.